Dienos svečias. Turkės radijo studijoje dar vienas dienos svečias. Sveikinuosi su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 307-osios pėstininkų kuopos vadu kapitonu Laimonu Jurkšaičiu. Labadiena. Labadiena. Šiandien susitikome pakalbėti apie jau prasidėjusias jūsų pėstininkų kuopos, 307-osios pėstininkų kuopos pratybas, kurios vyksta Tauragės regione. Tai kada prasidėjo šios pratybos, kokios tai pratybos ir kur jos vyksta? Pratybos konkrečiai prasidėjo jau šiandien ryte, kariai savanoriai susirinko į pratybas ir pratybos yra tiesiog pėstininkų pratybos, grinai ant žemės, miškingoje pagrindė vietovėje dalyvausim pratybose, bet bus aišku, kariai judės ir kažkur tai gali matytis ir keliais transportas važinės, kariai gali būti pastebėti kažkur tai netoli gyvenviečių, tai pagrindinė tai teritorija bus, kur Gaurės seniūnija ir Batakių seniūnijos vietovės, tai arčiau tai būtų prie Batakių gyvenvietės, Ožnugario kaimo, tai va, šitos vietovėse daugiau bus vykdomos pratybos. Naudosim pagal galimybės garsinę mūšio imitaciją, dūmų uždangas, bet pagal tokią nerašytą taisyklę esam jau priėmė, kad nuo 22 iki 6 valandos ryto stengiamės garsinės imitacijos nenaudot, kad žmonės gyvenantis netoli pratybų vietovės galėtų tinkamai pailsėti ir neturėtų nusiskundimų ir, kaip sakant, neįtakotume mes žmonių gyvenimo per daug. Kiek šios pratybos trunka? Šįryt prasidėjo, kiek jos truks? Pratybų pabaiga yra sekmadienį 16 valandą, tai va, iki sekmadienio popietės dalyvausim pratybose. Pratybos nenutrūksta, jos vyksta vis kiaurą parą, ar tiesiog yra poilsis savanoriam, kad jie tuo metu tiesiog nekariauja? Taip, yra duodama aišku ir poilsio, kadangi 24 valandas per parą ir visą savaitę yra tiesiog žmogus negali to daryti, tai aišku, jie ilsėsis, tačiau ilsėsis pakaitom, o kai nenaudojama yra mūšio imitacija, yra vykdomi kiti pratybų veiksmai, kur nereikalinga imitacija. Kiek karių savanorių dalyvauja šiose pratybose? Šiuo metu darbo dienomis bus apie 35-40 savanorių, savaitgalį jų padaugės, bus daugiau susirinks. Tai yra tik tai jūsų pėstininkų kuopos, 307-osios pėstininkų kuopos kariai, ar yra ir kitų? Kas liečia iš mūsų rinktinės, tai dar pas mus prisijungs iš rinktinės štabo kuopos žvalgai šiek tiek ir, kiek žinau, dar vietoje taip pat pratybas turi ir Kęstučio bataliono štabo aprūpinimo kuopa. Tai nieko nuostabaus, šiuo metu pratybos nėra dienos tikriausiai Lietuvoje, kad nevyktų karinės pratybos. Taip ir išties, todėl ir kalbam apie tai, kad žmonės tiesiog žinotų ir nebūtų pagrindo nerimauti, pamačius judant karinę techniką arba kariškius, kurie galbūt jiems keistai atrodys miškingoje teritorijoje ir jie tiesiog pagalvos, kad čia štai kažkas tai priešas, kuris tykiai slenka ir keliauja žaliai žmogeliukai. Ar ne? Nes pavyzdys, kada Kęstučio berods, ar ne, bataliono kariai netyčia apšaudė civilį automobilį, kuris tiesiog pratybų metu vyko tuo maršrutu ir dar atitiko jo automobilio markę. Ne, čia buvo savanorių rinktinės pratybos, būtent taip viskas gavosi, kad būtent automobilis važiavo žmonės, užsidėję irgi žalią lapą ant stiklo, pasižymėję, bet tikslo žymėtis važiuojant, mes taip ir nesupratom iš jų, jie irgi sako, kad be reikalo jie tą lapą dėjosi. Lyg tai viskas gerai. Viskas baigėsi laimingai. Taip. Kokia būna žmonių reakcija? Ar sutinkate žmonių klausiančių, kasgi čia vyksta, ar čia kažkas pavojingo, ar tiesiog žmonės stebi ir klausimų neuždavinėja pratybų metu? Būna žmonės paklausę, ką mes veikiam, ar ilgai, ar kažkokią tai įtaką darys jų veiklai. Mes, aišku, stengiamės prieš pratybas toj vietoje, kur bus pratybos, pravažiuoti, susitikti su gyventojais, informuoti juos, papasakot, kas vyks, kur vyks, kad jie žinotų, neišsigastų. Kiekvieną mėnesį yra išsiunčiamas pranešimas tiek savivaldybės administracijos direktoriui, tiek urėdams, policijos komisariato viršininkui. Mes informuojam apie pratybų vietovę, kur bus
pratybos, laikas, kada bus pratybos, kokios tai pratybos. Ir kiek žinau, savivaldybės administracijos direktorius per savo pavaldinius informuoja ir seniūnus. Seniūnai žino, jie tuomet vėlgi turi savo pavaldinius, kurie stengiasi informuoti kuo didesnį gyventojų kiekį, kad žmonės vietovėje žinotų, kad bus pratybos ir nereikia dėl to pergyventi per daug. Na taip, ta sklaida iš ties yra reikalinga. Mes taipogi radio stotis gavome iš administracijos direktoriaus raštą, kad štai vyks tokiu metu pratybos ir kad žinotume, kasgi čia vyksta pas mus. Na ir policijos pareigūnai turbūt sulaukia skambučių apie šūvius kažkur miškuose, taipogi jie tiesiog žino, kad pratybos vyksta ir nereikia nerimauti turbūt gyventojams. Taip, mes kai informuojam policijos komisariatą apie savo pratybas ir jeigu tam laikotarpį būtent toj vietovėj žmonės praneša, kad jie girdi šūvius, jie tiesiog irgi patys informuoja, kad vyksta pratybos, nesijaudinkit, mes viską žinom ir jiem tuomet nereikia reaguoti, nereikia deginti kuro. Aiškintis, kas ten šaudo po miškus. Nes viskas kainuoja, resursai. Tai be abejonės. Ar taip, kelintos tai pratybos, tai kurios vykdo būtent jūsų rinktinė? Mano kuopos pratybos vyksta praaiškai kiekvieną mėnesį, bent vienos pratybos, kartais būna dvejos, bet šiaip į mėnesį vienas pratybas kariai savanoriai susirenka tam, kad treniruoti savo įgūdžius, mokintis karybos reikalų, savo specialybės karinės mokintis. Tarpe tarp pratybų savanoriai yra siunčiami dar į specialybių kursus kariuomenės mokyklose, tam, kad paruošti tinkamai personalą specialistus. Tai nuolatinis procesas vyksta. Taip, tai yra nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, ateina gruodis, baigėsi vienas ciklas ir sausyje prasideda naujas ciklas, naujas mokymosi periodas ir vėl iš naujo mes mokinamės ir treniruojamės. Na, o pratybos dažniausiai vyksta miškingose teritorijose ar ir civilių apgyvendintose vietovėse? Dažniausiai tai jos vyksta miškingose vietovėse, bet dabartinė šių laikų kariniai konfliktai mus tiesiog įpareigoja išlysti iš miškų ir pradėti daugiau treniruotis apgyvendintose vietovėse. Mes dažniausiai tam panaudojam, susiderinam su žmonėmis, kurie turi apleistas sodybas nenaudojamas, arba, sakysim, jeigu seniūnijai priklauso kažkokia tai apleista nenaudojama sodyba, mes išnaudojam tokias sodybas daugiau. Ir dabar birželio pradžioje taip pat trečiosios rinktinės savanorių bus pratybos, kurios vyks ir jau didesnėje teritorijoje, apims dalį Tauragės rajoną, Pagėgių savivaldybę, Šilutės rajoną, Gargždų rajoną, tai bus didesnės pratybos ir vėlgi bus didelėje teritorijoje ir čia jau bus ir pačiose gyvenamosiose vietovėse taip pat. Na, naudodamasi progą, pakalbėkime apie savanorių pajėgas, iš jūsų savanorių pajėgas. Taip. Labai dažnai visuomenė pradėjo maišyti ir maišo savanorystę ir savanorius. Ir tikrai ir jauni žmonės, jie vis tik neatskiria, jie galvoja, kad jūs čia savanoriaujate. Tai kasgi tai yra savanoriai, kariai savanoriai? Kariai savanoriai tai yra tie piliečiai, kurie tarnauja krašto apsaugos savanorių pajėgose. Tai jie atlieka nenuolatinę karinę tarnybą, jie yra nešauktiniai, bet dar ir neprofesionalai. Tačiau patarnavę savanorių pajėgose bent 3 metus, jie gali pretenduoti į karius profesionalus ir eiti į profesinę karo tarnybą. Tie piliečiai, kurie pareiškia norą savanoriškai atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jie vis tiek yra privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, šauktiniai. Jie bet kuriuo atveju, jie nėra savanoriai. Savanoriai yra tik tai tie, kurie tarnauja savanorių pajėgose. Čia taip, daug kas maišo ir pas mane dažnai ateina į kabinetą, jaunuolis ar mergina, užeina, labą dieną, noriu savanorių. Ir klausimas, 9 mėnesiam. Taip, tai tada į kitą kabinetą prašom. Taip, o pas jūs, kas gali kreiptis pas jūs, kokio amžiaus tai žmonės ir ką jiems reikia būti nuveikus jau gyvenime? Amžius bendrai yra į kariuomenę ateit, tai yra tik nuo 18 metų, kadangi jaunesniem nepilnamečiams ginklas į rankas nėra duodamas. Tai jau nuo 18 metų. O kariai savanoriai tarnauja iki 55 metų,
atitinkantis pagal savo sveikatos būklę ir neteisti ir nedarantis dažnai netgi administracinių teisės pažeidimų, kadangi yra jie patikrinami, jų aplinka ir jeigu pilietis yra linkęs daryti nusikaltimus, nusižengimus, pažeidinėti įstatymus, tai tokie piliečiai nėra priimami tarnauti į savanorių pajėgas. O šiaip gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukia 18 metų. Išsilavinimas reikalingas? Pagrindinis išsilavinimas. Pagrindinis išsilavinimas, taip. Na, jeigu artimieji, pavyzdžiui, brolis nori tarnauti savanorių pajėgose, o jo kitas brolis, toks linkęs nusikalsti ir yra dažnai ten atlieka bausmę kalėjime. Kaip tokiu atveju? Ne, žmogus atsako už savo poelgius. Už savo veiksmus. Jo, jisai už savo elgesį atsako, ne už kitą. Tai čia yra tik... Nebus kliūtis. Ne, tai neturėtų būti jokia kliūtis. Jeigu pilietis nėra padaręs pats jokių nusižengimų, yra vertinamas būtent jisai. Na, jeigu baigia jaunuolis mokyklą ir nori, tarnauti ir ateina pas jūs ir renkasi ne tuos 9 mėnesius, o būtent į savanorius nori. Jūs galite taip rinktis? Ar jisai vis tiek privalo tas 9 mėnesius šauktinių būti? 9 mėnesiai yra privalomi, jeigu jisai nori tapti karių profesionalų. Tai yra greičiausias kelias tapti karių profesionalų. Atėjo, 9 mėnesius atitarnavo ir gali pasilikti profesiniai karo tarnybai. Karių savanorių tam, kad tapti nebūtina būti tarnavus 9 mėnesius. Nes jeigu žmogus, jaunuolis baigia mokyklą ir jisai studijuos universitete, tačiau jisai nori atlikti karinę tarnybą, tai jisai gali lygiai greičiai studijuodamas universitete atlikti tiek tarnybą karių savanorių, arba jisai gali netgi lankyti jaunesnių vadų karininkų kursus. Ir baigęs universitetą, baigęs kursus, pristato savo universiteto diplomą ir jam yra suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis. Tai reiškia, daug reikia tiesiog žinoti, domėtis ir jeigu kyla klausimų, kur jūs galima rasti, kur jūs esate įsikūrę? Jeigu kyla klausimų, galima ateiti Kudirkos 9. Tik kabinetų reikia nesumaišyti, ne kur 9 mėnesiai. Nesvarbu, į bet kurį kabinetą gali ateiti, užduoti klausimus, tikrai susiorientuosim, nukreipsim, išaiškinsim visas galimybės, papasakosim. O šiaip yra, dabar visi internete sėdi, jaunimas naršo, tai yra KAM.lt, Karys.lt, yra tinklapiai, kuriuose galima tikrai viską sužinoti. O šiaip, aš kaip sakau, paprasčiausias dalykas yra daug kas turi pažįstamų, kurie tarnauja kariuomeniai, kurie tarnauja savanorių pajėgose, gali jų tiesiai paklausti ir jie, kaip sakant, papasakos tiesiai kaip yra. Visus niuansus. Viską. Ar daug jaunimo kreipiasi, ar vis tik jau brandesnių vyriškių sulaukėte savanorių pajėgose? Dažniausiai tai jaunimas. Bet yra, aišku, ir brandesnio amžiaus žmonių, kaip čia tas brandesnis amžius, kaip pažiūrėsim, bet yra ir 30, ir 40 metų vyrų, ir 50 mečių, tačiau jie pagal savo fizinį pasirengimą, sveikatos būklę atitinka ir sėkmingai tarnauja. O į privalomą pradinę karo tarnybą, tai šiuo metu pastebėjom tokią tendenciją, kad ateina nemažai gimnazistų, kurie mokosi 12 klasėje ir ruošiasi vasarą baigus mokyklą, 9 mėnesius tarnauti, o po to stoti į universitetus. Jie motyvuoti to, kad nori tiesiog pailsėti nuo mokslų ir kad tą laiką prasmingai išnaudoti. Tuos 9 mėnesių tarnauja kariuomeniai ir po to keliauja, stoja į universitetus ir mokinasi. Kad tiesiog, pradeda nuo to, kad vis tiek tą privalomąją karo tarnybą reikės anksčiau ar vėliau ar ne ją atlikti, tai geriau tai padaryti iš karto, kaip sakoma, pailsėti galvai nuo minčių tokių sunkių knygų, nors čia turbūt ne ką lengviau bus, ar ne? Iš tiesų, tai jie ten daugiau gauna fizinio krūvio, bet, aišku, mokymosi galva kažkiek tai galbūt pailsi, jie fiziškai sustiprėja, išmoksta tikrai naudingų dalykų, kurie praverčia ir civiliniam gyvenime. Kitas dalykas, užsidirba šiek tiek savo lėšų pradžiai studijoms, tai aš manau yra naudinga. Bet klausimas apie pinigėlius pakalbėjom. Savanoriai, jie gauna atlyginimą? Ar jie savanoriauja, kaip visi galvoja, kad čia jie savanoriškais pagrindais dirba? Kariams savanoriam yra mokamas atlyginimas už tas dienas, kada jie yra pašaukti į tarnybą. Dabar tie savanoriai, kurie yra pratybose, už tas dienelės jiems bus sumokėta, o kai jie nėra pašaukti į tarnybą, jie nieko negauna. Tuo metu, kai jie yra treniruojasi, ar ne, įvairiose pratybose, tokiu atveju. Kągi,
Ko palinkėtumėt jaunam žmogui, jaunam vaikinui ir merginai, kurie tiesiog baigė mokyklą ir dar, neapsisprendžia, ką jam daryti, mokytis, važiuoti į užsienį ar eiti tarnauti? Savanorius. Prieš mane, kai kalbėjo, sakė, nevažiuokite į užsienį, pirmą mokinkitės. Tai gerai, mokinkitės, o jeigu norit pailsėti, ateikite į kariuomenę. Taigi, kalbėjome su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 307-osios pėstininkų kuopos vadu, kapitonu Laimonu Jurkšaičiu. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Girdėjote laidos kartojimą. Tauragės radijas 98,2 FM.